Tai sveiki visi, laba diena, sveikinusi gyvai su visais, kurie šiandien surinko auditorijoje ir tais nuotoliu, net nežinau, kurią čia kameroje žiūrėt, kad su jumis pasisveikint, matau ten, sveiki. Šiandien nacionalinė kontaktinių asmenų grupė, kurie neša Lietuvoje Europos horizonto vėliavą, nusprendė atvykti pas jūs. Mes suskaičiavom, kad nuo sausio galo šiandieninis mūsų vizitas 25 į skirtingus fakultetus ar institucijas Lietuvoje tiek Kaune. Klaipėdoje dar nebuvom, Kaune ir Vilniuje. Tai niekas mums neliepia važiuoti pas jūs. Mes norim atvažiuoti pas tyrėjus, skirtingus tyrėjus ir pristatyti tai, ko dar jūs nežinote ir kas jūsų laukia 25 metais Europos horizonto programai. Ką tai reiškia? Kiekvienais metais ar kas 2 metus išleidžiamos darbo programos ir tuose darbo programos yra numatomas tematikos ir kvietimai. Kvietimai oficialiai, kaip kolegės paminės, atsidarys ten gegužės, balandžio mėnesį, gal kiti vėliau, bet mes dabar jūs norim informuoti, kas jūsų laukia, kad galėtumėt pradėti ruoštis dabar, o ne kaip pasiskelbs oficialiai dokumentai. Tai aš esu Aurelija Pavilaikė, su kai kuriais tikrai pažįstama, malonu matyti pažįstamų veidų, tikiuosi taip pat jų yra ir nuotoliu prisijungusi. Ir labai trumpai tada pristatysiu tą Europos horizontą gal tiems, kurie pirmą kartą čia atėjo. Mes labai dažnai jau kalbame, kas laukia po Europos horizonto, kas laukia mūsų po 27 metų. Bet nepamirškime, kad programa yra iki 27 metų galo. Tai dar 3 metai kvietimų ir galimybės finansavimo. Bet Europos horizontas neatsirado iš niekur. Tiems, kurie tik tai jungiasi dabar šiais metais, kitais metais prie programos, yra labai suprasti, kad dauguma kvietimų atliepia Europos komisijos tikslus. Ir tai susiveda viskas į Europos horizonto strategiją, kuri turi 3 pagrindinius tikslus iki 27 metų. Ką mano kolegės Laura ir Sigita šiandien pristatinės ir taip pat pristatys 6 tematikos veiksmų grupės kvietimus, būtent šitie visi kvietimai atliepia bent vieną iš šitų strategijos tikslų. Žalioji transformacija, skaitmeninė transformacija ir atspari, konkurencinga, įtrauki ir demokratiška, žinoma, Europa. Kodėl aš tai sakau? Nes kai mes teikiam paraiškas Europos horizonto, mes labai dažnai pamirštame, kad tai nėra apie mus. Tai yra daugiau apie tai, ko ieško Europos komisija, kokius sprendimus turime pasiūlyti iššūkiams, su kuriais susidurėme. Ir didžioja dalimi, iš tikrųjų, visa Europos horizonto programa yra apie poveikį. Arba apie mokslinį, technologinį, arba poveikį ekonomikai, visuomeniai ir kurti kažkokią tai bendrystę. Tai programa nėra iš niekur. Ir aš labai norėčiau, kad tą turėtumėt galvoje, kai sugalvosite teikti paraišką vieniems iš kvietimų, kur pristatys kolegės, kad iš tikrųjų yra apie poveikį, apie tai, kaip mes galim prisidėti prie vienos ar kitos problemos sprendimo. Aš labai mėgstu sakyti, kartojau 4 metus ir turbūt kartosiu iki programos pabaigos, kad tikrai yra programa visiems. Tai yra nuo galimybės jauniesiems tyrėjams prisijungti, dalyvauti ESI, Marie Curie, kitose kvietimuose, pasinaudoti HOPON galimybę prisijungti prie jau finansuotų projektų. Na ir žinoma, dengia visas mokslo ir inovacijų veiklas Europos horizontas. Gerai matyta tema, o šiaip temų, kaip mato, tikrai yra labai daug. Visų mes šiandien neaptarinėsime, nes bus dar berods vienas vizitas, kur susitiksim, aptarsim plačiau kitas tematikas, bet šiandien fokusas yra į vėžį, sveikatą, maistą, bioekonomiką ir pamatysim, kodėl pristatysim, pakalbėsim apie ESI ir EIC. Ir labai trumpai, kai mano kolegės kalbės apie misijas ir kalbės apie sveikatą, atkreipti dėmesį į finansavimo veiklos tipus. Kodėl? Kai jūs turite jau sukūrę prototipą, tai jums labiau tinka veiklos aukštesnės techninės parengties lygio. Būtent tose kvietimuose, kur nurodytos inovacijos veiklos. Jeigu tik pradedate su savo veikla, norit sukurti naujų žinių, technologiją, vis dar išeinantį iš tos pirmųjų žingsnių fundamentikos, tai geriausiai jums fokusuotis į mokslo inovacijų veiklas. Na, o koordinavimo paramos veiklos yra tos, kurios kelia jūsų ir jūsų kolegų kompetencijas, dalinate žiniomis su kitais pareiškėjais kvietime. Tai yra 3 labiausia paplitusios finansavimo tipai Lietuvoje. Jums kaip institucijai svarbiausia žinoti tai, kad yra 100% finansavimas plus 25% netiesioginių, kurias turite, galite išleisti projekto rėmuose veiklai vystyti.
Visi Europos horizonto kvietimai, kuriuos šiandien kolegės pristatys, yra matomi Europos Funding Intended portale, bus matomi. Ir kaip surasti Funding Intended portalą, eikite į Google, įsiveskite, užsiregistruokite, jeigu dar nesiregistravę, tikiu, kad turite savo paskyras. Na ir tada pačiom pirmam, tam vadinamajam landing page, pamatysit Horizon Europe. Tai visi tie kvietimai, kurių dar nėra, kurie bus birželį, gegužės mėnesį, atsidurs šitame portale ir jūs galėsite tada teikti paraišką. Na, o dabar statistika. Statistika yra atnaujinta vasario pabaigoje, dar laukiam naujausių rezultatų. Bandom jau 4-5 metus iš tikrųjų sugriauti mitą, kad Lietuvai blogai sekasi. Nesiseka blogai. Per pirmus 4 metus pasiėmėm beveik 160 milijonų iš Europos horizonto, kai per 7 matau sveiki, horizonto 2020 metus pasiėmė mes 95 berods milijonus. Tai mes tikrai viršijam jau per pirmus 4 metus ir jūs prisidėjote prie to. Kodėl prisidėjo prie to? Nes Vilniaus universitetas su visais fakultetais yra pirmas pagal sąrašą dalyvių ir pasirašytas 47 dotacijas. Na, o jeigu žiūrėti būtent tik tai sveikatą, tai irgi sveikatos tematikoje dalyvaujat labai aktyviai ir netgi 17 milijonų čia ir Lietuvos bendrai dalyvavimas statistikoje, na, o Vilniaus universitetas dalyvauja 6 projektuose. Jeigu išskleisi šiek tiek Vilniaus universiteto statistiką, kas yra labai įdomu, kad jūs pirmaujate palyginus su visom kitom institucijom Lietuvoje, teikdami paraiškas ir laimėdami grantus, dotacijas Excellent Science srityje. Tai yra Europos mokslo tarybos dotacijos, apie kurias irgi pakalbėsiu šiandien vėliau. Taip pat labai džiugu aktyvų jūsų įtraukimą jūsų į Global Challenges, tai va čia misijos, sveikatos sritis ir kitos tematikos, bei keliat kompetencijas per koordinavimo veiklas. Tai tikrai tikimės, kad pamatysim Vilniaus universitetą išlaikant šitą aukštą poziciją ir pritraukiant daugiau finansavimo ir netgi iki programos pabaigos. Na, o pinigai seka pinigus. Tai tikrai norėčiau palinkėti, nepabijoti teikti, palinkėti, kad pasimokytumėt iš pavyzdžių pas save fakultete, kurių tikrai yra daugybė. O jeigu tas kalnas, į kurį reikia jums įlipti Europos horizontą, vis dar yra labai sunkus, ilgas, neužkopiamas, tam esame mes. Dažnai vis dar sutinkam žmonių, kurie net nežino, kas yra tie NCP. Ką jūs galima kreiptis, jūs padėsit, žinoma. Ir mes ir sakau, šiandien atėjom dėl to, kad norim ateiti, ne dėl to, kad turim rodiklius, dėl to, kad norim su jumis pasidalinti informaciją. Nes mūsų tikslas kiekvienam iš jūsų padėti nueiti ir gauti tą finansavimą. Taigi, ką mes veikiam, žmogus orkestras. Geriausiai apibūdina, nes ne vien tik pas jūs atvažiuojam, iš bet kurios, nesvarbu, kur gyventume, kad pristatytume programas, bet skaitom paraiškas, atsakinėjame biudžetinius klausimus, padentam su paraiškos pateikimu, kai užstringa Funding Intended portalas, būna ir taip, kad skambinat ir klausat, ką daryti, organizuojam mokymus, kurių tikrai buvo labai daug ir bus daug, kad galėtume dalyvauti, dirbam labai artimai su mokslo vadybininkais, kad būtent apjungtume pajėgas ir jums padėtume. Na ir čia keletas nuotraukų, kad tikrai važiuojam, dalyvaujam ir sakau jau, nuo sausio galo 500 tyrėjų aplankėm, o mūsų daug. Tad žinutė paskutinė yra prieš perdodant Karolį yra, kad kreipkitės bet kokiais klausimais Europos horizonto, noriu patikslinti, ne bet kokiais klausimais, horizonto tematikose ir tikrai padėsime, prisidėsime, nes norim, kad tas finansavimas į Lietuvą grįžtų kuo didesnis. Tai ačiū Jums labai ir dabar kviečiu Karolį, šių namų šeimininką, kuris papasakos apie tas visas sėkmės istorijas, ne? Turbūt ir tą, ir tai, kokiu iššūkiu turime ir kokiu turime galimybių. Visų pirma, tai norėjau padėkoti Aurelijai su komanda, kad pasiprašė į svečius, bet mes tikrai labai laukiame. Laukiame dėl kelių priežasčių, dėl to, kad, na, turbūt, sakyčiau, mūsų fakulteto bendruomeniai dar ne iki galo yra pažinta Europos horizonto programa, kartais atrodo ir bauginanti, neaiški, šiek tiek klampi,
ką mes galime padaryti, kokiais būdais ir aš nebejoju, kad kolegos iš NCP šiandien pristatys nemažai tų galimybių būtent sveikatos srityje, o jų tikrai yra įvairių. Savo ruoštų aš pabandžiau sudėlioti tokį šiek tiek neformalų pranešimą, jeigu jūs neprieštarausite tam, pavadinimas gal toks formalokas, nebūtinai aš galbūt seksiu tai, ką čia išrašiau, patirtis, iššūkiai ir patarimai, nes patarimų turbūt daugiausiai galėtų būti iš tikrųjų NCP. Kolegos. Geras šuo. Nežinau, čia man adresuota. Viskas gerai? Tai va, tai gal tuomet ir pradėsiu, kai dėliojau skaidres, gavau, ką aš taip bandyčiau kaip fakulteto bendruomenės narys, nes sakė, čia šių namų šeimininkas, tai šeimininkai mes čia visi esame, kiekvienas savo sričių. Bandžiau sudėlioti apskritai, kaip aš matydavau Europos horizontą, kaip jį dabar matau ir matydamas labai skirtingas patirtis fakultete, kaip aš įsivaizduoju, tai galėtų atrodyti. Tai sugrįžtant šiek tiek, kad gal klausimas, kodėl iš viso mes čia šnekame, kad reikėtų dalyvauti. Aišku, pagrindinis dalykas, ką minėjo Aurelija, tai yra poveikis. Norime atlikti mokslinius tyrimus, ypatingai medicinai, kurie daro poveikį. Šiais laikais poveikiui reikia kelių dalykų. Reikia masto. Sunku padaryti kažkokį poveikį darančius tyrimus, neturint didelių pacientų populiacijų, daugiadisciplininių grupių ir aišku, reikia resursų. Reikia pinigų išsilaikyti savo mokslinius etatus, kurie atlieka papildomą darbą, darydami specifinius tyrimus ir reikia pinigų pačiam tyrimo įgyvendinimui. Turime nacionalinius finansavimo mechanizmus, jų yra nemažai, iš kitos pusės, pasigirsta iš kolegų komplikuota, didelis konkurencingumas, kartais nišinės tematikos, medicina ypatingai, kartais tenai grinoji medicina ir klinikiniai tyrimai tikrai nebūna konkurencingi, o ir gaunamos sumos nepatenkina poreikių tam, kad įgyvendinti poreikius darančius tyrimus. Negana to, žmonės vargsta kartais su biurokratija, administracija, resursai kažkaip tai neatperka viso ten to įdirbio. Iš savo patirties, kadangi esu ir vykdytojas, ir viename horizonto projekte vadovas, vieno work package'o, galiu pasakyti, kad tikrai su horizonto programos projektais yra lengviau, nes visų pirma, tu turi aiškę užduotį, jeigu, pavyzdžiui, esi partneris, kurią turi atliepti, gyvendinti žymiai didesnius tam skirtus resursus, su kartais mažesniais įsipareigojimais. Aš tau leidžiu šnekėti taip iš realybės perspektyvos ir aiškiai dirbi tame, ką tu išmanai, jeigu pakliūni į konsorciumą, kurį tave kviečia dėl to, kad iš tikrųjų tokias konkrečias žinias ir turi. Ir aišku, toks jau pragmatiškas komponentas, tarptautiniai projektai, jie svarbus universiteto reputacijai, fakulteto reputacijai, tai yra mūsų reputacijai, nes mes esam fakulteto atstovai, ir akademinės karjeros siekimui, dėl to, kad žinote, pagal visus naujausius reikalavimus, iš tikrųjų judame link to mažiau publikacijų metrikų, daugiau rodymo, kaip aš esu konkurencingas tarptautinėje bendruomenėje, pritraukdamas pinigus, įsitraukdamas į projektus ir norint lipti karjeros laiptais, jau dabar yra įdėti tam tikri laipteliai, kurie reikalauja dalyvauti tarptautinėme projekte. Tai judant toliau, įdėjau šitą skaidrę tikrai ne tam, kad pasakočiau, nes turbūt nepapasakočiau gerai apie visas programas, bet kad taip žiūrint, bent jau man tai atrodavo taip klampiai. Daug visko, kas čia man tinka ar netinka, įlendi į Marie Skłodowska-Curie, ten dar daug visokių poprogramių. Tai šitoje vietoje gerai, kad turėsime galimybę išgirsti ir realistiškai savo pasakyti, o kur man verta iš vis apie ką galvoti, kur aš galiu rasti savo vietą, dirbdamas kažkoje tematikoje. Ypatingai dar norėčiau pabrėžti, kad atsiranda labai daug tokių, sakykime, subprogramų, kurios skirtos specifiniams klausimams spręsti, apie jas informuoja Lietuvos mokslų taryba, stengiamės informuoti ir mes patys įsiusdami informaciją į fakultetus, tai yra personalizuotos medicinos, neuromokslų tematikas atliepiantis kvietimai ir į juos reiktų atkreipti dėmesį žmonėm, kurie iš tikrųjų tose tematikose jau turi gerą įdirbį ir nepraleisti jų atsiradimo kvietimų lentoje, kuri nuolat yra atnaujinama Lietuvos mokslų taryboje. Kaip mums sekasi, šiek tiek buvo pristatyta, kaip Vilniaus universitetui sekasi, sveikatos srityje, aš manau, kad galėtų sektis geriau. Ištraukiau duomenis iš kasmetinio vertinimo, tai reiškia, kur yra skaičiuojami pinigai, kiek
VU surenka medicinos srityje iš tarptautinių mokslo programų. Čia paskutinis kasmetinis vertinimas, tai tuo metu buvo 300 000 eurų per metus, kai tuo tarpu mes mėgstame lyginti su LSMU kolegos surenka 900 000. Na, čia yra įvairių ties tuo priežasčių, bet turbūt dar turime kur judėti į priekį ir tikrai nesame blogesni. Klausimas, kodėl pakankamai neišnaudojame efektyviai šitų programų taip, kaip galėtumėm. Tai ar yra kažkokia sėkmės formulė mano akise? Turbūt, kad yra ta, kurios aš tikrai tiksliai nežinau, bet aš manau, kad yra keli dalykai. Reikia įsivertinti, kokią kompetenciją ir resursus mes turime, kokį turime įdirbį tam tikroje tematikoje, bet kur aš manau, mums šiuo metu kritiškiausias dalykas yra turėti gerą partnerių tinklą, kurie pakviestų mūsų tą savo kompetenciją, įdirbių ir resursais dalyvauti. Ir kai mus pakviečia, bent jau ką aš stengiuosi daryti lygiai taip pat, kai gaunu kvietimus iš kolegų, pagalvoti, o kas dar mano fakultete dirba kažkokioje tematikoje, na, tarkime, jeigu mane kviečia kaip klinicistą, mokslininką, kas pagal jūsų numatytą projektą galbūt dirba kažkoje šlapioje dalyje, laboratorijoje, gal ir tuos žmonės pabandyti įtraukti, jeigu aš žinau, kad jie tikrai išmano sritį. Tai partnerių tinklas kritiškai svarbus, kaip ir svarbu administracinė pagalba. Kai aš inicijuoju kažką, tai na, kaip man susigaudyti, kas man padės, nes mes susidurėme su tuo, kad žmonės pradeda ir jiems atsiranda visokie trumpiniai PM-ai, dar kažkas yra iš vis neaišku kartais, kas tas work package'as, kas tas PM-as, ką man čia reikės daryti, kas tie deliverables. Tai šiek tiek pakalbėsiu apie tai, kokią administracinę pagalbą mes galime užtikrinti. Na ir aišku, šnekant apie labai ambicingus tikslus, koordinuoti projektus ar teikti Europos mokslo tarybos dotacijas, tai būtina turėti idėjas, labai konkrečias idėjas, kurios sprendžia tam tikrus aktualius klausimus, problemas ar iššūkius ir be jų galbūt neturėti tos didelės ambicijos, na, tapti tais pagrindiniais koordinuojančiai žmonėmis. Aš matau du scenarijus. Vienas ir turbūt scenarijus, kurį mums dabar lengviausiai išnaudoti, tai mes esame partneriai įgyvendinant Horizonto programos projektus. Tai reiškia, suformuojamas konsorciumas kažkoje srityje ir medicinos fakulteto mokslininkai jį įsitraukia atlikti tam tikrom specifiniam užduotim. Kokios yra prielaidos? Aš manau, kad numeris 1 yra tinklaveika. Tu negali tapti partnerių konsorciumo, jeigu tu negausi kvietimo, kai jis yra formuojamas. Jos dažniausiai formuoja, na, jau egzistuojančios susidirbusios grupės, kurios šiek tiek apsilipina kartais naujais partneriais, bet vėlgi pagal tokį kredibilumo, reputacijos ar įvaizdžio principą. Kaip galima tą tinklaveiką paskatinti? Na, visų pirma, tai turbūt išnaudoti absoliučiai, ką mes patys turime. Kokiose tarptautinėse organizacijose dalyvaujame, mokslinėse konsorciumuose, kai važiuojame į renginius, bendrauti su kolegomis, jeigu žinome, kad bus kažkokie kvietimai, paklausti paprastuoju būdu, ar jūs neplanuojate formuoti tenai konsorciumo, ar kai išsiunčiame jaunus žmonės į stažuotės, lygiai taip pat išnaudoti ir jūsų kurtus tinklus. Norėčiau pabrėžti cost veiklas. Bandėme dabar nuolat žiūrėti, kokios cost veiklos galėtų būti aktualios medicinos fakultetui ir tikslingai apie jas informuoti mokslininkus. Tai praeitais metais taip 4 mokslininkų grupės įsitraukė į cost veiklas. Cost veiklos yra skirtos ES tinklaveikai. Galiu pasakyti savo pavyzdį. 4 metus buvome vienoje cost veikloje, kuri laikoma sėkmės pavyzdžių Europoje. Iš jos susiformavo Horizonto konsorciumas. Mes gavome vieną work package, tapome partneriais, viskas ėjo sklandžiai be klausimų. Tai tas pirminis įdirbis su cost veikla tikrai buvo labai labai naudingas. Išnaudoti partnerių paieškos platformas, jeigu iš tikrųjų norite išbandyti šitą kelią, tai papasakos mūsų centrinių rūmų kolegos apie CrowdHelix platformą, kuri dabar yra nauja universitete. Taip pat vyksta įvairūs NCP ir brokerage renginiai. Stengiamės fakultetą tenai atstovauti ir todėl norėtumėm gauti jūsų informaciją apie interesą, kad galėtumėm jūs tenai nurodyti kažkiem tiksliniam organizatoriam naujų konsorciumų, aišku, išnaudoti asmeninius ir kolegų kontaktus, na ir nepamiršti, galbūt prisiminti, kad universitetas didelis ir kartais galima pabandyti kažkur įsijungti ir išnaudojant pačio universiteto Arkus tinklą ar kitus dalykus. Na, kitas scenarijus yra tai, kad mes esame koordinatoriai, mes patys inicijuojame konsorciumą ir panašiai. Tai yra ambicingas scenarijus. Aš manau, kad mes turime nedaug, bet turime žmonių, kurie galėtų tai pradėti daryti, bet yra baimių, kažkokių apribojimų ir barjerų. Na, tam reikia jau egzistuojančio mūsų partnerių tinklo, tikrai aukšto įdirbio tematikoje.
geros idėjos, kuri būtų konkurencinga, anksti pradėti labai bendrauti ir ruoštis, tikrai ne mėnesį, ne 2 prieš, ir tikrai naudotis visą pagalbą rengiant paraiškas, nes matėme, kad tame kyla pakankamai daug iššūkių, jeigu mes sužinome apie jūsų intencijas patiems inicijuoti koordinuojamą kažkokį tai projektą likus mėnesiui ir turime pastebėjimų, sunku yra iš tikrųjų kažkaip tai jau tuo metu pabandyti pasukti tinkamesnę kryptimi dalykus. Kaip dabar atrodome iš vykdomų ir laimėtų projektų, čia įvairiausius bandėme susidėlioti, tiek vėžio misijos, tiek bus tik tai pradėta vykdyti, Marija Skladovska-Curie buvo laimėta po doktorantūros stažuotę. Ką norėjau parodyti, tai kad jau dabar yra dalyvaujančių skirtingose veiklose, tiek tose specifinėse, pavyzdžiui, retųjų ligų ten buvo kvietimas, tiek misijų veiklose, tiek Marija Skladovska-Curie Actions, tiek taip pat turime projektų ir tose, kurie yra skirti bendradarbiavimo ir tinklaveikos platinimui, bet jų galėtų būti daugiau. Bet jeigu pašnekėsite su didžiaja dalimi čia dirbančių žmonių, vis dėlto tas tinklo turėjimas buvo vienas iš kritinių dalykų tam, kad jie čia atsidurtų. Ir po to, aišku, efektyvus bendravimas su pačio universiteto komanda padedant. Tai ką mes galime padėti fakultete? Turime 2 puikias kolegės, kurios šiandien čia yra, Erika ir Dominika. Jos specifiškai fakultete yra skirtos tarptautinės projektinės veiklos koordinavimui, taip pat ir mokslo verslo partnerysčių. Tam, kad būtų paprasčiau ir veiktų šioks toks vieno langelio principas, jos turi savo priskirtus institutus, tai reiškia, tų institutų darbuotojai gali kreiptis atitinkamai į Eriką iš sveikatos mokslų, biomedicinos mokslų ir odontologijos instituto, į Dominiką iš transliacijų sveikatos tyrimų ir klinikinės medicinos instituto, bet kokiu klausimu, kas susijęs su tarptautiniam projektiniam veiklom, kuo anksčiau. Būtų 2 tokie principai, vienas langelis ir toliau jau nukreips ten, kur reikia, tai labai kviečiu konsultuotis. Ir paprašiau šiek tiek žinučių ir iš Erikos ir Dominikos, ką jos norėtų perduoti, tai keli dalykai. Vienas dalykas, mes norime žinoti apie jūsų idėjas ir norus. Nebijoti parašyti, kad žiūrėkit, mane labai domina tas mikroplastikas, aš turiu šiokią tokią idėją, o kaip jisai galbūt mano srityje veikia, taip, neturiu partnerio, neturiu konsorciumo, bet šiaip turiu idėjų, ką būtų galima mano klinikinėje disciplinoje ištirti ir turiu pacientų grupę, tiesiog parašykite. Mes gauname įvairios informacijos apie formuojamus konsorciumus, ir galime pabandyti galbūt pasiūlyti ar proaktyviai paieškoti. Tai blogiausiu atveju ta idėja nuguls, jinai niekur nedings, turime registrą ir iš to registro, kai reikės pagal raktažodžius surasime. Nes kartais ir patys gauname kvietimus ir nelabai ir žinome, kad galbūt kam tai galėtų būti įdomu, kai jau yra formuojami kažkokie konsorciumai. Iš ankstinis pasiruošimas, pradėti ruoštis kuo anksčiau, kad būtų galima gauti tinkamą pagalbą konkurencingai paraiškai paruošti. Tai nuo momento, kai jūs pagalvojate, kad norėtumėm, kad būtų informuota. Tai jeigu tai paprastai tariant, partnerių paieška, tai aišku, užmegzti kontaktus su potencialiais partneriais dar prieš kvietimus, reiktų tinklaveiką užsiimti nuolat. Šiais laikais neįmanoma gyventi izoliacijoje. Tai ar kvietimai, ar nekvietimai reikia bendrauti, kitaip greitai tam vakume labai susiredukuosime ir tikrai prarasime progreso potencialą. Idealiu atveju, jeigu tikrai norite įsitraukti, prašytumėm paruošti trumpą vienlapį apie savo grupės veiklą su kolegomis ir atsiųsti atitinkamai Erikai ir Dominikai, kad jie pas mus būtų ir juos mes galėtumėm išnaudoti tada, kada reikės ir pažadam išnaudoti. Ir aišku, labai prašome viešinti. Jeigu jūs jau turėjote sėkmės istoriją kažkokią, tai galbūt nebūtinai horizontinės programos, parašykite mums, greitai atsiųsime kvietimus sistemingai tą informaciją rinkti, kad kolegoms parodyti, ką veikiate, kad mes galėtumėm rodyti ir šitai padėti tai tinklaveikai irgi vystytis. Ir toks realistinis požiūris, turbūt formuoti konsorciumus mums sunku, reiškia
mes galime juose būti kaip partneriai, tam reikia aktyvaus įsitinklinimo ir susipažinti su tuo, kas bus aktualu naujoje programoje, ką ir padarysime. Jeigu norime inicijuoti Europos partnerysčių programas, tenai, kur turime specifinės retom lygom, personalizuotai medicinai, manau, kad ten šansų turėtumėm, bet pirmą pradėkim nuo idėjos, įsivertinkim savo įdirbį ir anksti susisiekime su žmonėm ir įvertinkim partnerių tinklą. Manau, neišnaudojame ERC galimybių. Jos yra skirtingos, bus pristatytos, tikrai jau galėtumėm išbandyti ERC grantus ir kas bent ką nors susidomėjęs, prašome iš karto kreiptis. Lygiai taip pat kaip ir Marija Skladovska-Curie galimybių, manau, neišnaudojame pakankamai. Na ir tiems, kas dirba su technologiniais sprendimais, o mes juos žinome, tai tikrai siūlyčiau pagalvoti, kad yra ir EIC priemonės, aš nežinau, realiai ar šiandien pristatinėsite, jos tikrai irgi yra neišnaudotas ir kartais nežinomas potencialas. Tai turbūt tiek, mano paskutinė žinutė būtų, kreipkitės tada, kai reikia konkrečios pagalbos, o kai reikia abstrakčios irgi kreipkitės. Tai ačiū labai. Jo, tai aš sveikinuosi su jumis, esu Sigita Albertin, esu sveikatos NCP ir paantrinant gerbiamam Karoliui noriu pasakyti, kad iš ankstinės dalyvavimas kvietimų formavime, jis suteikia jums galimybę būti informuotiems anksčiau apie tas tendencijos, kurios vyks ateityje. Ir aš labai džiaugiuosi, kad daug turime iš Vilniaus universiteto patariamojoj grupiai, kurioje mes jau praeitą savaitę turėjom posėdį ir atsiklausėm ekspertų nuomonės apie 26-27 metų darbo programos gaires. Ir iš tų Europos komisijos pateiktų gairių jau matosi pagrindiniai akcentai, į ką bus kreipiamas dėmesys. Taigi, tai yra galimybė kuo anksčiau įsijungti į procesą ir matyti pagrindinės tendencijas. Kitas dalykas, kuo aš norėčiau paantrinti Karoliui, tai išnaudokit ir mus. Nes mes labai intensyviai dirbame ir su Erika, ir su Donata, ir mums tų vienlapių kartais labai reikia ir labai greitai. Tai mes savo ruoštų irgi norėtume paskatinti jūs, kad tikrai tą komunikacinę dalį paruoštumėte ir kad mes ją turėtume po ranka ir žinotume, kur jūs matote save savo moksliniuose tyrimuose, o mes savo ruoštų bandytume rasti galimybės jums dalyvauti Europos horizonte. Kitas dar dalykas, kad mes taip pat su kolegomis važiuojame į įvairius renginius ir galbūt tuose renginiuose jūs fiziškai negali dalyvauti, bet mes žinome, kas jūs domina ir mes dirbame kaip jūsų agentai. Mes tiesiog matome, kad yra interesas iš kitų šalių formuoti vieną ar kitą konsorciumą ir tada mes galėtume tiesiog pasidalinti tą galimybę su jumis. Ir kaip vieną iš sėkmės faktorių aš matau tai, kad mes esame dabar susiformavę Vilniaus grupę skirtą mikroplastikams, kurioje mes turėjom jau dabar turėsim 4. susitikimą balandį ir iš tikrųjų judame tą linkme ir matome, sekame visą judesį, kas vyksta Europos komisijoje, kaip yra daromi formuojami tie konsorciumai,
tiesiog bandome visais įmanomais būdais, kad jūs tas žinias gautumėte kuo anksčiau, kol net kitos šalis yra nesusivokę, kaip tai yra vykdoma. Tai galbūt tiek paantrinant gerbiamam Karoliui ir prieinam prie to, kągi mes galime daryti 25 metais. Taigi, gegužės mėnesį Europos komisija yra numačiusi 19 naujų kvietimų ir jie yra suskirstyti sekančiai, kad 3 kvietimai visuomenės sveikatai, 4 inovatyviems sprendimams, 8 prevencijai, diagnostikai, gydymui ir valdymui ir 4 pramoniai, verslui ir mokslo ir verslo bendradarbiavimui. Pagal biudžetą, kurį Europos komisija pristatė vasarį, 25 metais yra numatyti 789 milijonai eurų, iš jų 652 bus skirti kvietimams, kuriuos aš jums pristatysiu šiandien. Darbo programos kryptis 5 metų išlieka tokios pačios, kurios ir buvo nustatytos sveikatos klasteryje. Mes jį vadiname trumpiniu klasteris 1, kadangi žinau, kad naudojam įvairių abreviacijų ir kartais gerai pakartoti, kad nepasiklystumėte mūsų žodyne. Taigi, pirma darbo kryptis yra skirta išlikti sveikiems greitai besikeičiančioje visuomenėje ir aš sudėjau gal tokius pagrindinius raktinius žodžius, kur 25 metais komisija mato kvietimus, tai yra psichikos negalia, reabilitacija, pagalba šeimoms, inovatyvūs technologiniai ir skaitmeniniai sprendimai, sveikata nuo ankstyvos vaikystės, personalizuota prevencija ir mes matome sinergijas su klasteriu 2. Tiesiog iš mūsų bendros matricos pateiktos Europos horizonto pamatysite, su kuo susijęs klasteris 2. Jeigu pasiklysite, tai mielai kreipkitės, susidėliosim visą kelią. Ir antra darbo programos kryptis, gyvenimas ir darbas sveikatą stiprinančioje aplinkoje, irgi siejama su visuomenės sveikata ir klimato kaita, tai tvari gyvenimo ir darbo aplinka, aplinkos profesiniai, socialiniai, ekonominiai sveikatos veiksniai, taršos įtaka smegenų ligoms bei sinergijos, taip pat sveikatos klasterio 1 su klasterio 2 ir klasterio 6, kuris siejasi su mityba. Sekančios 3 darbo programos kryptis yra skirtos inovatyviems sprendimams, prevencijai, diagnostikai, gydymui ir valdymui. Tai 3 kryptis kova su lygomis ir lygų naštos mažinimas. Šioje kryptyje 5 metais skiriamas dėmesys efektyvesniems sveikatos priežiūros sistemų darbo, inovatyvios sveikatos technologijos ir medicinos priemonėms, geresniam pasirinkimui pandemijoms ar epidemijoms valdyti, pagerinta pacientų sauga, fagų terapija, psichinės neurodegeneracinės lygos. 4 kryptis novatoriškų, tvarių ir aukštos kokybės sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimas. Pagrindiniai akcentai yra į valdymo modelius, orientuotus į gyventojų sveikatą, sveikatos sistemų atsparumą, sveikatos lygybę ir pacientų saugą, generatyvaus dirbtinio intelekto Europai diegimo. Irgi abreviacija yra labai sudėtinga, Gen AI for EU.
Penktoji kryptis skirta naujų priemonių, technologijų ir skaitmeninių sprendimų potencialo išnaudojimo sveikai visuomenėje. Ir akcentai yra į sveikatos technologijas, duomenis, naujus įrankius ir skaitmeninius sprendimus, bei Gen AI for EU dėgymui, ląstelių terapijai, sekretomų terapijai. Ir šeštoji kryptis yra skirta mokslo ir verslo bendradarbiavimui, yra skirti kvietimai novatoriškai tvariai ir konkurencingai sveikatos pramoniai ir kvietimai susiję su sveikatos technologijomis, skaitmeninimu, nišiniais specializuotais prietaisais bei ATMP gamyba. Jūsų patogumui sukėliau visus kvietimus į 2 lapus, jūs galėsite juos išsiskleisti ir matysite veiksmų tipą, biudžetą, kiek yra planuojama projektų. Taip pat matysite, ar yra privalomai įtraukti socialinius ir humanitarinius mokslus, kuriuos Europos komisija labai rekomenduoja traukti, kad būtų įvertintas poveikis visuomenėje ir būtų įvertinti įvairūs tyrimo poveikių lygiai. Taip pat turime prisiminti, kad SSH kvalifikuojama kaip ir visuomenės sveikata, taip kad turite fakultete visas pajėgas ir daryti tyrimus susijusius su SSH sritimi. Tai va, taip. O kasgi toliau? O toliau, kol kas mes kalbame apie darbo programos, kurios dar nėra paskelbtos. Tačiau čia yra nuoroda į Science Business, kuris šitas žurnalas yra finansuojamas ir Europos komisijos. Ir jame rasite Europos horizonto 25 metų programas ir ne tik sveikatos, bet ir kitas, su kuriomis galėsite susipažinti. Jos yra gal ne paskutinio šviežumo, bet sveikatos yra gruodžio mėnesio 4 metų. Su paskutinėmis programomis mes esam pasidalinę su centriniais rūmais. Ir jeigu bus poreikis pačio pačios naujausios versijos, tai tikrai kreipkitės, pasidalinsim. Bet bendram tokiam supratimui galiu pasakyti, kad pokytis gali būti gal 5% teksto. Nes šiuo metu yra tvirtinimo laikotarpis ir Europos komisijoje mes tvirtinsim artimiausių metų iki balandžio mėnesio. Taigi, datos, kurios yra svarbios ir kurias reikia įsiminti, tai yra kvietimai atidaromi gegužės 22, uždaromi rugsėjo 18, 2 dalių kvietimų irgi matote laikus. Taip, kad surasite mūsų atsiųstose medžiagose ir jeigu kokie klausimai, kalbamės. Taigi, prabėgam ties kvietimais. Stay Healthy 01 kvietimas skirtas stiprinti į pacientus orientuotą priežiūrą asmenims su intelekto negalia, spręsti sveikatos nelygybės problemas susijusias su sveikatos ir priežiūros paslaugų prieinamumu, remti reabilitacijos paslaugų teikimą, taip pat užtikrinti tinkamą paramą ir mokymus globėjams bei šeimoms, taip pat naudoti dirbtinio intelekto technologijas problemos sprendimui. Sekantis projektas Environmental Health 01 skirtas tirti priežastinį ryšį tarp teršalų neurologinių, neurodegeneracinių bei neurovystymosi ligų atsiradimo,
geriau suprasti patogenezę, molekulinius kelius ir biologinius neurotoksiškumo mechanizmus, kurti geresnius modelius ir metodus, biomarkerius lygų aptikimui, priežastims nustatyti ir jų eigai tirti. Kvietimas Environmental Health 02 skirtas mikro ir nanoplastikų poveikių žmonių sveikatai tyrimui. Kvietimu siekiama atlikti NMP toksiškumo tyrimus, naudojant realias aplinkos NMP mėginių koncentracijas, gilinti supratimą apie ilgalaikį NMP poveikį žmonių sveikatai, jų NMP koncentracijų organizme ir sisteminius efektus, taip pat geriau suprasti NMP sąveiką su kitais teršalais ir biologiniais veiksniais. Kvietimas Disease 01 skirtas kompiuterinio modeliavimo ir dirbtinio intelekto įrankių naudojimui, siekiant pagreitinti ir optimizuoti tyrimų dizainą, didelių duomenų analizę. Tema apima bet kokius patogenus, sukeliančius sunkiai gydomas infekcijas, siekiama plėtoti fagais pagrįstas terapijas bakterinėms infekcijoms gydyti, kai įprasti gydymo metodai yra neveiksmingi. Kvietimas Disease 02 skirtas sukurti inovatyviai terapiniai ir intervenciniai papildytai tarpdisciplininiais metodais terapijai, naujų technologijų naudojimui ir jų plėtrai, siekiant valdyti psichikos elgsenos sukrėtimus ir stebėti jų progresavimą. Taip pat naudotis pažangiausių mokslinių tyrimų duomenimis, taip pat ES jau vykdomų tyrimų projektų rezultatų taikymų. Projektas Disease 03 skirtas infekcinėms ligoms, turi tyrinėti vieną iš prioritetinių virusų, kurie išvardinti čia, taip pat atlikti iki klinikinius antikūnių tyrimus, pasirengti sklandžios gamybos praktikos kokybės testavimui. Ir šiame projekte yra skatinamas startuolių ir MVI dalyvavimas. Kvietimas Disease 04 skirtas dirbtinio intelekto įrankių ir technologijų panaudojimu užkrečiamųjų ligų epidemijų valdyme, tinkamų duomenų rinkinių surinktų ES ir asocijuotose šalise panaudojimui, tikslinių sprendimų kūrimui ir testavimui, turi būti naudojami mokslinių tyrimų infrastruktūrų duomenys ir panaudojami būsimuosius Europos sveikatos duomenų erdvės pajėgumai. Siekiama nustatyti techninės, operacinės ir socialinės kliūtis išskylančias diegiant dirbtinio intelekto sprendimus. Projektas SCARE 01 skirtas kurti Gen AI sprendimus pagrįstus naujais modeliais, kad būtų palaikomas multimodalinis didelės apimties sveikatos duomenų apdorojimas ir paspartinami klinikiniai sprendimai. Skatinama kurti naujas technologijas su Gen AI, supaprastinant, suspaudžiant, struktūrizuojant duomenis, kad būtų pasiekti geresni rezultatai tiek pacientam, tiek klinikam. Taip pat projektas prisidės prie validacijos metodikos Gen AI sprendimams kūrimo. Kvietimas TOOL 01, juo siekiama sukurti ląstelių terapijų vystymą, naudojant genominės technologijas, vykdomas ląstelių projektavimas, siekiant spręsti esamus ląstelių terapijų trūkumus, tokius kaip paciento saugumas, norimas terapinis poveikis, imuninė tolerancija. Pasirinktas metodas turėtų leisti kontroliuoti sukurtų ląstelių savybės, funkcijas. Taip pat yra svarbu naudoti genų redagavimo įrankius. Tai turi būti vienas iš esminių elementų sukurtų ląstelių projektavime. Svarbu įsidėmėti, kad Europos komisija šiam projektui vykdyti leidžia įtraukti ir JAV kolegas. Ir norėčiau gal trumpą remarką pasakyti, kad genų redagavimo įrankius mes savo PDG grupiai, kaip svarstė, tai būtent šitą formuluotę ir įtraukiam, todėl kad Lietuvai tai yra svarbu. Ir ši formuluotė yra praėjusi į tekstą. Kvietimas TOOL 02
skirtas ląstelių sekretomų pagrindų kuriamų terapijų plėtrai, siekiama vystyti sekretomų pagrindų kuriamas terapijas, užtikrinant jų saugumą, veiksmingumą ir reguliacinį patvirtinimą. Projektų siekiama prisidėti prie reguliavimo sukūrimo. Terapija turi turėti aišku veikimo mechanizmą ir būti įrodžiusi savo terapinį poveikį iki klinikiniuose modeliuose. Sekretomas ar jo bioaktyvūs komponentai turi būti gerai charakterizuoti, įskaitant galimai kenksmingų elementų identifikavimą. Projektas IND01 skirtas pažangių terapinių vaistų preparatų gamybos optimizavimui. ATMP apima ląstelių terapijas, bioinžinerinius audinius bei paciento genomo modifikavimą, siekiant koreguoti genetinius sutrikimus. Svarbu skatinti šiame projekte mokslo ir verslo bendradarbiavimą, siekiant patobulinti gamybos procesus, pasitelkiant skaitmeninius įrankius ir pažangius jutiklius. Taip pat svarbu atkreipti, kad ETMP gali būti pritaikytas šiame projekte ir personalizuotos medicinos sričiai, kas yra aktualu Lietuvai taip pat. Taip pat kolegos iš JAV gali dalyvauti šiame kvietime. Ir paskutinis pristatomas kvietimas IND03 skirtas nišiniams prietaisams. Šitie nišiniai prietaisai skirti retų ligų tyrimams ir kadangi pacientų grupės ir yra mažas pacientų skaičius, tad klinikinių duomenų surinkimas yra gana sudėtingas. Komisija šiuo kvietimu siekia išspręsti iššūkius, kurie įrodo prietaiso saugumą ir veiksmingumą. Taip pat kvietime gali dalyvauti kolegos iš JAV. Ir ką norėjau pasakyti, kad jeigu sudomi šitas kvietimas, tai kreipkitės, nes tikrai žinau, kad kvietimo iniciatoriai buvo prancūzai, tai su prancūzais mes turime pakankamai gerus tinklinimo ryšius ir padėsime surasti konsorciumą, jeigu jūs sudomintų. Ir kas dar? Dabar jau paaiškėjo sveikatos klasterio tinklaveikos renginys. Jis vyks gegužės 5-6 dieną virtualiai per B2 Match platformą. Bus galima dalyvauti. Dėl to ir svarbu iš anksto pasiruošti savo vienlapius, nes tuos vienlapius turėsite įkelti ir užpildyti formas. Norėčiau taip pat priminti, kad aš asmeniškai validuosiu lietuvius, kurie užsiregistruos toj platformoje, nes validuosiu gal 5 vaidiningo šalis, tarp jų ir Lietuva. Jeigu bus kažkokių kliuvinių ar klausimų, susisiekėm. Tai mes gal dar šalia ir su kolegiam iš fakulteto padirbsim ties jūsų vienlapiais. Dar laiko turim. Ir infodiena, mes ją turėsim 22 gegužės virtualiai. Kol kas dar nėra registracijos formos, bet yra nuoroda. Jeigu plačiau, prašom įeiti į nuorodą ir susipažinsite su tuo, kas numatoma. Ir dar labai svarbus dalykas, kuo norim pasigirti su Laura, renginys Briuselyje. Gyvas. Viena dalis bus skirta Baltijos regiono ir Europos mokslo tinklinimui ir kooperacijai, būtent sveikatos ir vėžios misijos srityje. Ir sekanti diena bus skirta brokeridžui gyvam. Ir turiu gerų naujienų, atvažiuos ir prancūzai, ir mes susitarėm jau ir su belgais, kad belgai ir pristatys ir savo konsorciumus ir pirmą dieną, ir antrą dieną. Ir labai norim pritraukti, kad ne tik būtų vaidiningo šalis, o būtų tie rimti konsorciumai, į kuriuos mes tikimės jūs įtraukti.
Taip, kad jūsų namų darbai yra šitie vienlapiai, pagalvokit, tikrai padėsim su visais dizainais, su visais parengimais, su pagrindinės informacijos, galbūt su paprastinimu ir padaromu skaitoma. Ir ačiū Jums labai. Tai kviečiu prisidėti dabar mano kolegė Laura, kuri pristatys Vėžio misijos kvietimus. Ačiū Sigita. Sveiki visi. Mane jau pristatė, esu Laura Pekienė ir esu Vėžio misijos NCP. Ir Vėžio misija truputėlį plačiau skirta būtent tik tais visiems susirgimam, kurie yra susiję su vėžiu. Nereiškia, kad jūs negalite vėžiui skirtų projektų teikti ir pagal sveikatos kvietimus. Tačiau, kadangi Vėžio misijos tikslas yra išgelbėti daugiau negu 3 milijonus Europos gyventojų jau iki 30 metų, tai Vėžio misija daugiau skirta tiek politiniam įsipareigojimam skatinti, tiek ir moksliniai ir inovacijų veiklai. Tai misija taip pat vyksta nuo 21 metų, lygiai taip pat jinai truks iki 27. Ir kaip matot, statistiškai vis dėlto mokslo ir studijų institucijos yra aktyviausios Lietuvoje dalyvaujančioje misijoje. Smagu, kad pritraukiam ir valstybinių įstaigų, ir verslo truputėlį. Ir kaip sekasi mūsų mokslo ir studijų institucijom, šitie skaičiai yra grinai dalyvavimo, reiškia teiktų paraiškų skaičius aplamai per visą laikotarpį iki 24 metų. Tai kaip matot, VU statistika yra tokia, kad 2 projektai buvo atrinkti į main list, 2 projektai į reserve list ir 1 buvo projektas vadinamas below threshold arba nepraėjęs to vadinamo vertinamojo slenksčio. Paminėsiu tai, kad slenkstis yra 15 balų, bet iš tikrųjų projektai Vėžio misijoje yra labai aukšto lygio. Tai praktiškai projektai, kuriem yra skiriama 14 balų, praeina slenkstį. Taip, Aurelija? Ne, 15. Pas mus misijoje yra 15. Ir finansuoja dažniausiai 14, retais labai atvejais, jeigu būna surinkę projektai tam pačiam, pavyzdžiui, vėžio susirgimam, tai tada finansuoja, tarkim, iš to paties kvietimo projektą, kuris skirtas kitam vėžiniam susirgimui ir tada jau būna, kad mažesni balai. Tai va, tai tikrai turit kur pasitemti, aš labai visą laiką skatinu, kadangi pavyzdys yra LSMU universiteto, jie labai dažnai paraiškas teikia kartu su klinikinė veikla, su klinikom arba su Kauno ligoninė. Tai vėlgi ir jūsų sudėjus skaičius, dar prijungus Vėžio institutą, skaičiai dar labiau didėja. Tai ta prasme, čia ne tai, kad jūs teiktumėt projektą tik tais vieni, bet kad jūs bendradarbiautumėt, kaip ir Karolis minėjo, iš tikrųjų tiek mokslinė, tiek klinikinė veikla yra labai svarbi bent jau Vėžio misijoje, kurioje tikrai klinikiniai tyrimai yra viena iš pagrindinių veiklų. Tai kaip jau minėjau, tikslas labai aiškus - išsaugoti beveik 3 milijonus gyvybių. Ir vėlgi šiandien vyko Vėžio misijos komiteto posėdis, čia informacija jau po šiandienos truputėlį pakitusi, tai iš tikrųjų kvietimus planuojama skelbti balandžio 30 dieną. Tai Europos komisija truputėlį paankstino, buvo planuota gegužės 6 programai, bet programa iš tikrųjų yra atnaujinama. Ir kaip Sigita sakė, apie 5% galbūt teksto, bet labai svarbaus. Tai vėlgi, aš siųsdama skaidres, jau jums pabandysiu jas atnaujinti pagal tai, kas šiandien buvo svarstyta komitete, nes yra informacijos, kuri tikrai jums yra labai aktuali. Ir Vėžio misija turi 4 uždavinius, labai aiškius. Tai yra suprasti vėžį, vystyti prevenciją ir ankstyvą diagnostiką, užtikrinti tinkamą diagnozę ir gydymą ir puoselėti gyvenimo kokybę pacientų ir juos prižiūrinčių šeimos narių. Šioje 25 metų programoje, kuriai skiriama beveik daugiau negu 120 milijonų eurų, iš viso yra 7 kvietimai. Jūs matot juos visus išvardintus ir paryškinti yra tie, kuriuos pristatysiu jums šiandien pagal jūsų tokį ir mano požiūrį, kas jums aktualu, ir jūsų galimybės.
Vėlgi, trumpai paminėsiu dabar tuos, kurių nepristatysiu ir jeigu tikrai matote, kad jūsų tai yra tema ir jūs šitoje temoje žinot ir galite dalyvauti, neabejotinai būtinai susisiekit asmeniniai arba grupiniai jūsų kolegų konsultacijai, kurią galėsim pasidaryti tiek nuotoliu, jums prieinamų laikų ir aptarti tai, kas jums yra svarbu. Tai pirmas kvietimas, kuris yra skirtas, vat, kaip ir Aurelija minėjo, skliausteliuose matot, tai yra CSA, RIA arba IE kvietimai. Tai pirmas kvietimas tai yra daugiau stiprinti skirtas aplamai gebėjimam tarp valstybių narių ir šitas kvietimas daugiau skirtas yra ministerijų ir ligonių kasų galbūt net įtraukčiai, kaip būtent užtikrinti tą vėžio gydymo ir visos prevencijos finansavimą. Kaip sakau, miniu tik tais tuos, kurie yra neparyškinti, nes apie kitus aptarsim truputėlį daugiau. Dar vienas kvietimas, kuris labai irgi įdomiai šį kartą yra skelbiamas kartu su miestų misija, tai yra būtent užtikrintas aktyvinti gyventojų rūpinamasi savimi per vaikščiojimą, per važinėjimą dviračiais, tai reiškia ir infrastruktūros plėtra miestuose, kuri užtikrintų tai ir būtent mokslininkų stebėjimas, kaip tokios priemonės įtakoja vėžio, tarkim, susirgimus, vėžio prevencijai, kokia įtaka yra ir panašiai. Taip pat dar du kvietimai, kurie yra skirti susiję su gyvenimo kokybės gerinimu. Tai yra vyresnių negu 65 metų pacientų sergančių vėžių mitybos stiprinimas ir sąsaja su ligos visa eiga, bei nacionalinių vėžios misijos centrų plėtra. Dabar Vilniaus universitetas irgi dalyvauja vienas iš partnerių šiame projekte, kaip affiliated entity, labai trumpai, tai dabar šitas kvietimas jau auga, jo ir finansavimo suma auga, kol kas dar dėl jos labai daug diskutuojama, tai vėlgi palieku, kad nesuklaidinti jūsų, nes labai daug pasipriešinimo yra iš įvairių šalių, kad vis dėlto kvietimai turėtų skirti būti labiau mokslui negu viešinimui ir kažkokių centrų kūrimui, kurie daugiau susiję tiesiog su politikos įgyvendinimu. Tai pereinant prie tų kvietimų, apie kuriuos panagrinėsim daugiau, tai pats pirmas yra skirtas aplinkos veiksniam susijusiam su jaunais vaikais ir jaunais suaugusiais, arba vadinama AIA. Ir matot, kairiam krašte, jum dešiniam, man kairiam, yra nurodytas tiek tipas, tiek kiek yra skiriama Europos komisija, kiek tikisi skirti pinigų vienam projektui, nuo 6-7 iki 7 milijonų, apie 5-6 projektus planuoja paremti. Ir tas lump sum biudžetas, va šitą buvo labai daug diskutuota ir iš tikrųjų labai daug pakeitimų padaryta. Tai vėlgi aš atnaujinsiu jum prieš siųsdama skaidres, kad jūs tikrai gautumėte tą informaciją, kuria yra, nes lump sum modelis apibrėžia, kaip jum reikia teikti, tai yra palengvinimas, kaip jum reikia teikti ir atsiskaitinėti už jūsų biudžetus. Ir ypatingai Europos komisija šiandien pareiškia, kad klinikiniam tyrimam, kurie bus skiriami projektai vykdyti klinikinius tyrimus, bus taikomas paprastesnis mechanizmas tam, kad palengvinti žodžiu vykdymą ir patrumpinti galbūt tos atsiskaitimo laikotarpius. Tai šitas kvietimas yra skirtas būtent gerinti supratimą apie aplinkos veiksnių poveikį vėžiui. Ir labai daug susilaukęs neigiamų tokių įžvalgų iš įvairių šalių, bet Europos komisija vis dėlto vis tiek nori tą aplinkos veiksnius įtraukti į programą. Ir vėlgi šitų kvietimų siūloma, jeigu yra tikrai matoma, kad ryšys arba to ryšio nėra, tai su šitu kvietimu ir užbaigti bet kokį tolimesnį nagrinėjimą aplinkos veiksnių. Tai vėlgi, ką tai nusako, kad tai nebūtina parodyti, kad tikrai aplinkos veiksniai turi poveikį vėžiui, galima parodyti, kad jo poveikis yra mažas ir kad toliau tai būtų nebenagrinėjama. Nesakau, labai daug buvo šalių, kurios prieštaravo, kad tai yra visiškai nebeverta nagrinėti. Ir ką labai svarbu atkreipti dėmesį, kad tikslinė grupė tai yra vaikai, paaugliai ir suaugę iki 40 metų, kuriem pirmą kartą diagnozuotas vėžys. Tai vėlgi, šitas kvietimas daug siejasi turbūt ir su visuomenės sveikatos fakultetu ir jų vykdoma mokslinė veikla.
tiek retrospektyvinių duomenų panaudojime, kaip mato, tiek ir iš klinikinių tyrimų, tiek iš įvairių ekspozicinių tyrimų, vėžio registrų, socioekonominių veiksnių stebėjimas, elgsenos ir panašiai. Ir taip pat Europos komisija tikisi, kad bus sudaromi nauji rinkinių duomenys, genetiniai, epigenetiniai, multiomikos duomenys ir jie būtent bus palyginami su retrospektyviniais duomenim, kas yra jau turima, pritaikant ir lyčių skirtumus ir įvertinant tai ir nustatant būtent tam tikrus jautrumo laikotarpius, kuomet jauni asmenys yra labiausiai linkę susirgti vėžiu ir taip pat aplinkos poveikio biomarkerių tiesiog nustatymas ir validavimas. Tiek apie šitą kvietimą. Sekantis kvietimas yra skirtas inovatyviai chirurgijai ir tai jau yra vėžio gydymui. Ir vėlgi matot, kad tai yra RIA arba Research and Innovation Action kvietimas. Tai nėra inovacijų kvietimas, kuris labai dažnai būna taikomas inovatyviem metodam. Tai vėlgi nesuklyskit. Tai reiškia, tas vadinamas TRL-as, jis yra pakankamai žemas iki 5 lygio. Ir vėlgi šiame kvietime tikslinė grupė yra pacientai sergantys lokaliai išplitusių arba metastazavusių vėžių. Ir ko tikisi Europos komisija, tai iš tikrųjų nustatyti kažkokias inovatyvias, pažangias chirurginio gydymo technologijas arba medicininius prietaisus, kurios būtų naudojamos kartu su kitom gydymo intervencijom. Tai tiek ir radioterapija, chemoterapija, imunoterapija, hipertermija arba terminė abliacija, transplantacija ir visa kita, kas gali būti naudojama gydant vėžį. Ir precizinė onkologija taip pat. Ir kas yra labai vėlgi svarbu, ko tikisi Europos komisija, tai būtent socialinių inovacijų traukimas, nustatant klinikinių tyrimų rezultatus. Tai vėlgi tas bendradarbiavimas, tarkim, su jūsų socialinių mokslų fakultetu, irgi gali būti labai tvarus sprendimas dalyvaujančiame kvietime. Ir tai yra jau 2-3 stadijos klinikinių tyrimų aprėptyje, šitas projektas gali būti vykdomas. Tai vėlgi ir klinikiniai visi faktoriai yra čia taikomi. Ir trečias kvietimas, kurį jums pristatysiu šiandien, tai yra skirtas vaikų vėžiui ir tai yra būtent ankstyvos stadijos inovatyvių klinikinių tyrimų taikymas vaikų vėžio gydyme ir netgi nuo pirmos klinikinių tyrimų stadijos klinikiniai tyrimai yra tinkami šiame kvietime. Vėlgi, kaip ir minėjau, Research and Innovation Action kvietimas, kuris yra skirtas 2 tiksliniam grupėm. Tai yra vaikų iki 14 metų ir paauglių nuo 15 iki 19 metų amžiaus, kuomet jiem pirmą kartą yra diagnozuojamas vėžys. Ir ko siekia Europos komisija su šiuo kvietimu, tai iš tikrųjų yra nustatyti kažkokius naujoviškus, inovatyvius, veiksmingesnius ir mažiau toksiškus gydymo būdus būtent šiai vaikų ir jaunų žmonių grupiai ir labai didelį dėmesį skiriant prastos diagnozės vėžiui, kai bendras išgyvenamumas per 5 metus yra mažiau negu 50%. Taip pat gali būti taikomas bet kurioje stadijoje, bet kurios rūšies vėžio gydymui. Taip labai skatina jau turimų registrų duomenų panaudojimą visur, aišku, visose kvietimuose dabar yra dirbtinio intelekto įrankių naudojimas. Ir dar yra didelė sąsaja, būtent tarp mokslininkų, tai kokie galėtų būti išvengiami neigiami padariniai būtent vėžio gydymo ir paties vėžio, tai nuo širdies ir kraujagyslių ligų, vaisingumo problemos ir psichikos sveikata ir visa kita. Tai tikrai bendradarbiavimo turite pakankamai daug šiuose netgi ir vėžiui skirtose kvietimuose. Tai labai kviečiu aktyviai dalyvauti. Tikrai žinau, kad visose srityse turite specialistų, mokslininkų, kurie tikrai puikiai išmano. O kaip Sigita minėjo, turim tikrai ir renginių numatytų šitiem partnerystės užmezgimam ir turim bazę jau
įvairių organizacijų, su kuriais dirbam ir kurios galim parekomenduoti. Tai ačiū Jums ir lauksim tada konsultacijų. Sveiki, aš pratęsiu pristatymą. Kolegės negalėjo iš 6 veiksmų grupės dalyvauti. Tai matote, tema yra mityba ir sveikata, tas temas jos atrinko. Ir kalbant apie 5 metų darbo programos kryptis, mums aktualios yra 2. Tai yra sąžiningos sveikos ir aplinkai palankios maisto produktų sistemos nuo pirminės gamybos iki vartojimo kryptis Farm to Fork kvietimai ir švari aplinka ir nulinė tarša su Zero Pollution abreviacija. Kvietimai yra šie: Farm to Fork 12 skirtas nustatyti konkrečias maisto grupės, gėrimus, makro ir mikronutrientus reikalingus įvairių amžiaus grupių asmenų kasdieninėje mityboje, siekiant užkirsti kelią psichikos sveikatos sutrikimams, taip pat nustatyti žarnyno mikrobiomo šeimininko sveikatos sąveiką bei išsiaiškinti molekulinius mechanizmus ir priežastinį ryšį tarp žarnyno mikrobiomo pokyčių ir psichikos sveikatos sutrikimų. Taip pat kvietimas skirtas mitybos specialistams teikti rekomendacijas ir parengti medžiagą prevencinėms kampanijoms. Sekantis kvietimas Farm to Fork 17 skirtas Afrikos šalims daugiausia, bet jeigu būtų dėmesys jums dalyvauti šitam kvietime, tai jis yra išskleistas, tai yra Ready to Use Supplementary Food ir Ready to Use Therapeutic Food kvietimas. Jisai siekia padidinti RUSF ir RUTF gamybą Afrikos šalyse, taip vaikams pagerinant prieigą prie gyvybę gelbstinčių mitybos produktų ir vystyti pastangas vietoje gaminti maistą, baltyminius ir mikroelementų papildus. Ir kaip yra pažymėta, kad svarbu privalomas bendradarbiavimas su Afrika, kadangi šiam žemynui skirtas. Tarp kitko, skaidrėse, kuriuose aš atsiųsiu plačiau, bus vienas kvietimas ir iš sveikatos srities. Tai jeigu sudomins jūs, tai tikrai susisiekėm, nes kol kas šioje programoje Lietuva nebuvo išreiškusi noro dalyvauti. Tai jeigu būtų, jeigu jis atsirastų, tai tiesiog bendraujam toliau. Ir kvietimas Zero Pollution 07 skirtas sukurti analizės metodą sąveiką ir poveikį aplinkai bei žmonių sveikatai, įvertinant teršalus, kurie yra maiste. Sukurti teršalų stebėsenos metodus, daugiausia dėmesio skiriant mažiau žinomiems naujiems teršalams, atsižvelgiant į naujų pramonės šakų įvairovę ir nustatyti veiksmingiausius metodus ar geriausias technologijas, kaip sumažinti su maisto sistemomis susijusią taršą dirvožemyje, vandenyje ir ore. Tai tiek iš kvietimų. Yra informacinės dienos, kurios vyks, kaip matome, 20 gegužės ir tinklaveikos renginys numatytas 27 gegužės Varšuvoje. Varšuva yra šalia, taip kad pasižymėkite datą ir tikrai dalyvaukite tie, kuriems šios temos yra aktualios. Ir žodį perduodu Aurelijai, kuri pristatys, kadangi kolegė negalėjo. Taip, kadangi Gabrielė negalėjo, pristatysiu Europos mokslo tarybą ESI. Ką pristatinėjo Laura, Sigita ir tos trumpi pristatymai apie maistą, tai yra būtent tie kvietimai, kur reikia konsorciumo, kaip ir Karolis pasakė, arba jūs jungiatės, arba patys koordinuoti ir susidarot konsorciumą. Europos mokslo taryba yra kitokia. Ji vis tiek siekia poveikio, tai yra mokslinio poveikio, bet yra visiškai nesvarbu ekonominis, socialinis poveikis. Jūs išsikeliat hipotezę, klausimą mokslinį ir 5 metus su 1,5, 2 ar 2,5 milijono biudžetu bandote atsakyti. Svajonė, ne kiekvieno tyrėjo svajonė. Ir jinai tikrai yra įgyvendinama.
Vienintelis vertinimo kriterijus Europos mokslo taryboje yra excellence. Ką tai reiškia? Kai vertinamos ESI paraiškos, tai tikrai svajonė, iki kurios dar reikia paaugti ir yra pagal ką vertinama. Tai pirmiausia yra vertinamas projektas. Prieš tai Europos mokslo taryba vertindavo 50-50 jūs ir projektą. Bet dabar kriterijus šiek tiek pasikeitė. Tai yra mūsų naudai tokiam šakelėms kaip Lietuva, kad vertinamas iš tikrųjų yra projektas labiau negu jūsų profilis. Tai ką tai reiškia? Projektas, idėja, hipotezė, kurią jūs išsikeliate, turi būti novatoriškas, įdomus, ambicingas. Tai yra projektas, kuris gali 5 metų pabaigoje nepasisekti. Jūs galite 5 metus testuoti kažką, kas neturės jokių rezultatų. Jums nereikia įsipareigoti publikacijų skaičium, diseminacija, kažko tai sukūrimu. Jūs tyrėte tą iškeltus mokslinius klausimus arba hipotezę. Ir svarbiausias dalykas, akcentas tų projektų yra sukurti tą mokslinį poveikį jūsų ir kitoms disciplinoms. Tai kažką patvirtinti ir nepatvirtinti, kaip tai paveiks jūs ir jūsų disciplinas. Na ir aišku, tada šalia to projekto idėjose esate vertinamas jūs. Ne universitetas, ne jūsų komanda, bet jūs kaip tyrėjas, kaip jūs meistriškai, įdomiai galite atskleisti tą mokslinį klausimą, kurį keliate. Ir aišku, jūsų įsipareigojimas 5 metus daryti tyrimus. Tai tikrai yra pakankamai ambicinga ir įdomu. Šitos individualūs grantai, dotacijos yra tikrai nepriklausomams lyderiams. Kai mes tą sakom, ką tai reiškia, tai yra 4 kategorijos, bet mes fokusuojam Lietuvoje į 3. Tai yra dotacija pradedantiesiems, starting grantas, populiariausias, įsitvirtinusiems. 7, turėjau paminėti, kad dotacija pradedantiesiems yra tarp 2-7 metų po doktorantūros, įsitvirtinusiems 7-12, na ir pažengusiesiems, tai jums reikia pateikti 10 metų sąrašą savo pasiekimų. Tai gali būti patentai, duomenys, publikacijos, kažkas tai tokio, kas parodytų jūsų lyderystę toje srityje. Su kiekviena šita suma ateina, su kiekvieno šito etapu ateina ir vis auganti suma. Ką noriu čia paminėti, kad jeigu esate moteris tyrėja ir būti išėjusių vaikų auginimo atostogų, atostogas netinkamas žodis, kaip kitaip pavadinti, ne atostogos, jeigu nedirbote kurį laiką dėl vaikų, nesvarbu, ar tai buvo prieš doktorantūrą, per doktorantūrą, po doktorantūros, jums automatiškai už kiekvieną vaiką yra suteikiama 18 mėnesių pratęsimo laikotarpis. Tas vadinamas eligibility window. Tai jeigu turėjote 3 vaikus ir nepataikote 2-7, bet jūsų karjera tikrai ten jau atrodo virš 7 metų, bet vis dar norėtume teikti dotaciją pradedantiesiems, tai automatiškai beveik 6 metais jums pasislenka tas laikotarpis, kur galite teikti. Tas yra labai gerai ir suprantama ir, kaip sakant, vertinama ESI kriterijus. Yra dar viena sinergijų dotacijos forma, bet čia jau susitinka visi šitie, pavyzdžiui, 3 įsitvirtinę tyrėjai, kurie teikia ir sprendžia labai globalų, didelį iššūkį. Nesuklyskime, tai nėra konsorciumas, yra 3 top tyrėjai, susitinka ir nori išspręsti kažkokį didelį mokslinį klausimą ir atsineša savo aukščiausio lygio kompetencijas. Na ir jeigu jūs gaunate dotaciją, vieną iš šitų ir norite po to padaryti tą vadinamąją proof of concept, galite irgi paprašyti finansavimo jau po įgyvendinimo projekto. Visas biudžetas, čia kalbam apie 25 metus, dar 26 metų programos nėra paskelbtos, tai pradedantiesiems, įsitvirtinusiems jau kvietimai užsidarė, bet jie atsidarys ir atsidarys panašių laikotarpių. Tai pradedantiesiems irgi Liepą, įsitvirtinusiems turbūt rugsėjį, bet pažengusiems, tiems pažengusiems, kuriems nėra svarbus laiko tarpas ir kur reikia pateikti tik 10 aukščiausių mokslo pasiekimų, kvietimas atsidarys gegužės mėnesį. Ir galėsite tada teikti paraiškas, rašyti jas per visą vasarą ir pateikti gale. Kas yra nuostabu ir čia turbūt pažįstamas veidas irgi jums, čia kai Stevenas sužinojo, kad laimėjo, tai pagauta jo nuotrauka.
ESI turi labai daug privalumų. Tai yra privalumas ne tai, kad jums reikia dirbti su grupe didelio konsorciumo, bet yra privalumas daryti tyrimą, kurį jūs norite. Yra privalumas tai, ko neturėčiau sakyti, bet turiu pasakyti, kad tas grantas yra perkeliamas. Nepatiko jums va čia, atėjus gavot grantą, nepatiko, galite išsikelti bet kokį universitetą Europoje su savo to finansavimu. Ir patikėkite, Europos mokslo tarybos dotacijos atidaro visas duris. Žinau, kad net Oslo universitetas medžioja tuos, kurie gauna dotacijas ir kviečiasi pas save, prižadėdami ilgalaikius kontraktus, laboratoriją ir visą kitą. Jūs turite finansinę autonomiją. Ką tai reiškia? Tai aišku, sudarote biudžetą. Bet kai jūs sudarinėjate biudžetą, tai sakau, nuo 1,5 iki 2 milijonų, tai vat pradedantieji gauna 1,5, jeigu jau tie viduriniai 2 milijonus, o jau pažengę gauna 2,5. Plus dar milijoną galima prašyti įrangai. Jeigu jūs vertinimo metu, pavyzdžiui, mokslininkais, kurie vertina, sako, žinot, jums įrangos papildomos nereikia, tai jūs vis tiek finansuos, tik jums neduos papildomo milijono. ESI yra, sakau, ta finansinė autonomija yra lankstumas. Tai, aišku, jūs turite vadovautis nacionaliniais ir vietiniais pirkimais ir visą kitą, to neišvengsime. Tačiau jūs galite turėti komandą, kuri padės jums įgyvendinti projektą iš bet kur iš pasaulio. Tai jūs galite į tą grupę žmonių turėti žmogų iš Japonijos, iš Australijos, iš Lenkijos, kurie jums padės atsakyti tą iškeltą mokslinį klausimą. Temos pasirinkimas visiškai priklauso nuo jūsų. Nėra jokių nuleistų politinių gairių. Jums nereikia lygiuotis į Europos komisijos strateginius tikslus. Na ir pritrauksite, kai reklamuositės, priklausite tikrai talentingiausius tyrėjus, kurie norės vykdyti ir įgyvendinti jums iš tikrųjų tą projektą. Taip, tai kas gali dalyvauti, kaip ir akcentavau, bet kokia mokslo sritis, bet kurios tautybės. Pavyzdžiui, jūs turite kolegą, kuris tikrai labai aukšto lygio, gal net pradedantysis, dirba, nežinau, Japonija, šiandien man vis galvoju apie tą Japonijoje, ir jūs sugalvojate jį prisitraukti. Ir šitas prisitraukimas, ir ESI yra vienas iš prisitraukimo būdų. Jie pateikia paraišką, su jumis, su fakultetu ir tada atvažiuoja vykdyti savo šito ESI granto dotacijos būtent fakultete. Tai tautybė neturi jokios reikšmės. Bet kokio amžiaus? Tai sakau, šiuo metu yra 2 metai po disertacijos gynimo. Tai yra mokslinis amžius, ne fizinis amžius. Turime gandų ir žinių, kad tai gali keistis, kad nuo 26 metų programos 2 metai po disertacijos gynimo išnyks. Gali būti tai 0. Tai reiškia, iš karto apsigynęs galėsi teikti paraišką dotacijai gauti. Na ir dirbantis bet kurioje pasaulio vietoje. Svarbu paminėti, kad irgi, kai gausite, sakau ne jei, bet kai gausite vieną iš šitų dotacijų, bent 50% viso laiko tyrimo turėsite praleisti Europos Sąjungoje. Bet kitą 50% jūs galite praleisti bet kokioje pasaulio šalyje. Svarbiausia, kad būtų suplanuota biudžete. Tai reikalavimai, aišku, tikrai fakultetas ir universitetas jūs priims su šitą dotaciją ir visi labai džiaugsimės. Įsipareigojimai projektai yra minimalūs. Jūs galite netgi 100% savo laiko dirbti projektą, na čia jau yra priklauso nuo vidinių susitarimų, bet yra minimalus procentas, kiek kiekviename etape turėtumėte laiko praleisti. Na ir kaip minėjau, bent 50% laiko vis dėlto praleisti ES valstybėje. Paraiškos, šitos visos neskaitysiu, bet tik noriu, kad suprastume tą visą tokią struktūrą. Paraiškos forma yra tikrai labai paprasta. Yra 2 dalis, vienoje 5 puslapiai, kitoje 14 puslapių. Ir viskas. Man žinau, viskas atrodo labai paprasta. Tai yra administracinė forma, kurią, aišku, padeda užpildyti ir jūsų mokslo vadybininkai, tiek fakultete, tiek centriniuose. Bet B1, B2 dalis turi atskleisti state of art, problemą, feasibility, metodologiją, kaip jūs ir išteklius, tai aišku, kaip jūs įgyvendinsite tuos projektus. Ir tada, kai yra vertinama. Kai yra įvertinama gerai, jūs esate kviečiamas į interviu, mes jums padedam su kolegom pasiruošti interviu ir tada laimite grantą. Ir viskas.
Bet, ką dar noriu pabrėžti, kad kaip ir minėjau, kad bet kokia mokslo sritis, tai matote čia, kai jūs teiksite paraišką, tai turėsite pasirinkti vieną iš panelių, kuri geriausiai atskleis vertintojus irgi, kurie vertins, galima lygiai pasižiūrėti prieš tai buvusius vertintojus, bet tikrai ir dengiamos visos mokslo sritis. Na, o su ESI yra taip, kad jeigu nepavyko pirmą kartą, ir greičiausiai nepavyks pirmą kartą, pavyks trečią kartą, yra tikrai bandyti toliau. Ką mes Lietuvoje labai dažnai bandom, padarom, nuleidžiam rankas. Nebenorim, nepasisekė, viskas. Bet Europos mokslo tarybos tikslas yra padėti mokslininkams pasiekti rezultatų. Kai jūs pateikėt ir gaunat vertinimo rezultatus iš tikrai aukščiausio lygio vertintojų mokslininkų, įsivertinat, ko jums trūksta paraiškoj. Metodologija gal silpnėsi, gal publikacijų reikia, gal profilį lyderystės reikia labiau sustiprinti. Tada metus 2 dirbate ir vėl perteikite. Tai va, apie šitie komentarai ir rekomendacijos tikrai labai padeda sustiprinti. Na ir kiekvieną kartą vis perteikėt, ta jūsų sėkmė didėja. Statistiškai tie, kurie perteikė 2-3 kartus, yra daug sėkmingesni negu tie, kurie teikia. Mažai tokių yra teikiančių ir gaunančių iš vieno karto, nors Lietuvoje tikrai jų turim. Na ir panelės komentarai, rekomendacijos yra tikrai ne vien tik tai ESI paraiškai naudingos, bet ir jūsų tolimesniam moksliniam tyrimams. Na, o čia mūsų 3 Europos mokslo tarybos NCP, kur teikiam tikrai irgi tokią pačią visokiojopą pagalbą nuo to, ar įsitikint, ar jums ESI yra dabar tinkama, ar tikrai apie tai, paskaitom ir B1 ir B2 dalis, padedam su visais biudžetais. Šitoj skaidriai nėra, bet noriu pasidalinti džiugia naujieną, kad mes Lietuvoje jau turim 6 ESI dotacijos gavėjus. Ne 5, bet 6. Horizonte 2020 turėjom 1, tai Saulių, visi žinom labai gerai, bet vakar oficialiai paskelbė ir Europos mokslo taryba apie Urtės irgi laimėjimą. Tai iš viso mes turim 6. Sakau, praeitoj programų 1, dabar 5 ir netgi 2 moteris. Tai irgi labai labai džiugu. Tai sveikinam jiems visiems ir praktiškai prie visų irgi tų paraiškų, kurios laimėjome Europos horizonte, mes labai artimai dirbom su mokslo vadybininkais iš fakultetų ir VU centrinių projektų skyriaus ir taip pat su pačiais pareiškėjais. Tai pakartosiu, ką kartojau prieš tai, pagalbos yra, jos yra labai daug, nebijokit kreiptis ir išsiryškint. Ir su ESI labai paprasta. Hipotezė, gerai parašyta paraiška ir finansavimas 5 metus daryti tik savo mokslinį tyrimą. Tai va, ačiū labai. Ir tada, Jovita, užbaigsite, ne, šiandien mūsų pasakojimas ir apie visas galimybės. Sveiki, tikiuosi, kad dar nepavargot, paskutinis pristatymas ir galėsim padiskutuoti konkrečiais klausimais. Tai jūs identifikavot, kad EIC jums yra aktualu ir norėtume daugiau sužinoti. Esminis skirtumas EIC nuo bendrai Europos horizonto programų yra tas, kad čia yra norima komercializacijos. Vadinasi, jeigu jūs esat tas mokslininkas, kuris dirbate dėl mokslo, dėl mokslinių straipsnių, viskas tuo yra labai gerai. Bet paraiška, kurią jūs parašysit EIC, suorientuota būtent į tokią darbo specifiką, netiks. EIC Pathfinderį šiandien pristatysiu, tai yra tas 1-4 TRL, Proof of Concept. Visgi atrodo labai konkretus moksliniai projektai, kuriuose jau nuo 25 metų net paraiškose yra prašoma, parašykit, kaip jūs pritaikysit savo kuriamą inovaciją komercijoje. Yra tikimasi, kad jūs ateisite jau rašydami tą paraišką ne tik kaip mokslo konsorciumas, tai yra iš skirtingų universitetų, institutų, atsivesite, arba verslas jūs atsives, arba jūs atsivesite verslą. Tai jeigu jūs turite tų idėjų, tarkim, kurti iš universiteto spin-offus, turite verslo partnerių, tai čia mes galim diskutuoti, kalbėtis ir žiūrėti, kas jums tinka. Taigi, EIC Pathfinder programa viena iš, bet pavyzdžiui, EIC vis daugiau bando kolaboruoti, dirbti ir su kitais
kitomis programomis, kaip ERC, kolegijų pristatytos sveikatos tematikos. Tai pavyzdžiui, iš EAC Transition, kur yra aukštesni TRL-ai, jeigu jūs pabaigėte sėkmingai vieną projektą Europos horizontų, jūs galite, turėdami intenciją komercializuotis, eiti rašyti EAC Transition projektus. Tai vat gali būti, kad pabaigoje projekto eisite į EAC Transition. Gal susitiksim ir pakalbėsim apie tuos kvietimus, bet šiandien Pathfinderio kvietimas. Tai, ką ir minėjau. Labai aiški tendencija komercializacijai. Skirtingai negu kad kolegės minėjo apie kitas programas, jūs galite EAC programą susirasti jau nuo 24 metų spalio. Tai yra patvirtinta programa ir galima konkrečiai žiūrėti kvietimus. Aišku, čia yra šiek tiek paprasčiau, lengviau, tai yra biudžetai surašyti ir 4 programos, kurias matydami TRL-us, matydami temas, galit eiti ir rašyti paraiškas. Kaip mokslo jums tinka tie pirmieji, tai EAC Pathfinder ir EAC Transition. Vėliau prasideda Accelerator ir Step Scale-up call-ai, bet ten yra labai konkrečiai jau verslas einantis su idėja komercializuoti ir parduoti ir papildomai dar prašoma investicijų. Kas yra Europos horizonte pakankamai nauja. Nauja ta prasme, kad tai yra 2 kvietimai, 2 programos esminės, kuriuose yra ta investicinė dalis galima, niekur daugiau kitur negalima. Labai trumpai pažiūrėjau, čia 24 metų kvietimai, tai vėlgi Vilniaus universitetas, nespecifiškai medicinos fakultetas, bet Vilniaus universitetas teikia paraiškas, dėja nesėkmingai, teikia paraiškas kaip partneriai. Vienas buvo čia nematyti, bet čia bus matyti šią skaidrę. Tai buvo viena laimėta paraiška, lietuviai verslo įmonė teikia kaip partneriai ir laimėjo. Ir galvodama apie tai, ką jūs šiandien pabrėžėt, konsorciumai, tinklaveika ir kaip galima jums padėti ruošiantis EAC Pathfinderio kvietimams, tiesiog išsitraukiau paskutinių metų EAC Open call-o, tai čia vėliau šiek tiek papasakosiu, kuo čia skiriasi tas Open ir Challenges, nes yra programa, kuris kyla į 2 šakas pagrindinės. Tai Open call-o ištraukiau duomenis apie tai, kas ėjo iš Lietuvos ir kas šiaip laimėjo. Tai lietuviai ėjo su konsorciumuose šiaip iš vidurkis berods yra 8 partneriai, tai vadinasi, čia šiek tiek jūs galiu sutrukdyti, ne tai parašiau, ne šalis, bet 8 partneriai. Vidurkis buvo, tai galėjo būti, tarkim, atstovaujama 3 šalis, bet iš Lietuvos galėjo būti 6 skirtingi mokslo ar verslo atstovai. Tai kas jau įrodo, kad EAC Pathfinder yra šiek tiek kitokio tipažo kvietimai, nes čia yra mažesni konsorciumai ir mažesni laimintieji konsorciumai. Mums reikia mažesnę grupę suburti partnerių. Jums svarbiausia, kad jūs galėtumėt komercializuoti ir parduoti ir gebėti paaiškinti, kaip tą mokslą paversite verslu. Taigi, tai lietuviai ėjo į konsorciumus su olandais, prancūzais, ispanais, Izraeliu ir, žinoma, kitais lietuviais. Tie, kurie laimėjo, tai matote tendencijas buvo italai, austrai ir ispanai. Ir čia yra vienas iš aspektų, kuo mes kaip NCP jums galim padėti. Mes turim duomenis tų laimėtojų. Mes galim jums nukreipti ir pasakyti, žiūrėkit, šitas ir šitas laimėjo, jis dirba jūsų temui. Gal jūs formuodami savo konsorciumą galėsit juos pasikreipti, gal jie nesutiks su jumis bendradarbiauti. Bet jūs turėsit galimybę matyti iš atrinktą sąrašą žmonių, kurie jau dirba tame. Mano kolegė Asta su Vaidera priemonė Hopon bus pas jūs dar. Nebus, bet yra Hopon priemonė, kur jūs galite, matydami galimybės atvirų EAC Pathfinder projektų, kurie jau laimėjo, kreiptis į tos konsorciumus ir sakyti, žiūrėkit, čia sąlygas visas tai geriausia žino Aurelija arba žinoma Asta, bet kreiptis į juos ir bandyti įsitraukti tos konsorciumus. Tai čia yra galimybė, turbūt ne tik pas mane vieną kreiptis dėl tų duomenų, kad jums atrinktumėm ir pasakytumėm, bet ir pas kitus mano kolegas. Tai dabar pereinu prie programos EAC Pathfinder. Kaip ir sakiau, yra 2 keliai. Open call ir challenges. Kuo open call yra patrauklus, tuo, kad jūs ateinat su savo tema. Jums nereikia atitikti iš anksto surašytų taisyklių
išskyrus tai, kad tai turi būti deep tech, inovatyvus, rinką keičiantis, mokslo pasaulį keičiantis projektas. Labai atrodo lengva. Kitas yra challenges, kur jau kaip ir pakankamai konkrečiai, kaip ir Europos horizonte įprasta, yra kelios temos ir ar jūs atitinkate jas ar ne. Tai jūsų atveju būtų šiemet, nes kiekvienais metais challenges skiriasi, šiemet tema susijusi su vėžiu ir dirbtiniu intelektu. Tai jūs galite skaityti, žiūrėtis, ar jūs atitinkat ir teikiate šitai temai, bet jeigu visgi matot, kad netinkat, visada galite teikti į open callus. Dabar artimiausių metų, jeigu tarp jūsų yra tų, kurie tikrai ruošiasi rudenį teikti challenges kvietimą, balandžio 4 dieną Briuselyje galima vykti ir susitikti su tai žmonėmis, kurie formuoja tuos challenges. Tai su programų menedžeriais susitikti, gal net ir su konsorciumų galimų atstovais, kurie galėtų jūs įtraukti arba jūs galėtumėte juos įtraukti. Tai puikus renginys, jeigu jūs konkrečiai žinot, ko norit ir kur einate. Dabar vėl tie esminiai skirtumai tarp challenges ir open callų. Kadangi open callais laukia daug daugiau kvietimų, jie ne iki galo atitinka tuometinę matomą agendą, ne iki galo atitinka iššūkius ir problemas sprendžiamas, jiems sąlygos yra šiek tiek sudėtingesnės. Vadinasi, tai, ką mano kolegės kalbėjo apie lamsams, open callams negalioja. Jūs rašote finansinius. Jūsų finansavimas yra grant budget paremtas. Jums yra leidžiama rašyti mažesnės paraiškas, nebe 30 puslapių, bet 20. Kaip tik dabar artėja gegužės 21 dieną bus deadline'as teikiamų paraiškų. Tai ir pasiruošimo open callams po programos paskelbimo yra mažiau, bet vėlgi jūs jau žinot, ko jūs norit ir ką jūs rašysit. Yra ir tokių aspektų, kurie skiriasi ir iš turinio perspektyvos. Bet čia, kai konkrečiai jūs matote, kad jūs eisite rašyti paraiškos, jums yra aktualu, visada gali sugrįžti pas mane, pasitarti, pasidėlioti be visų kitų aspektų, ką mes kaip NCP suteikiame paslaugų, tai mes darom ir proofreadą. Mes paskaitome, kiek ta paraiška ne iš turinio pusės vertinga, bet iš tos administracinės pusės, kad ar tikrai čia visos detalės yra sudėliotos, kas padengtų jums europinį standartą, tiesiog iš tų administracinių klausimų susidėlioti. Tai ir tiek, viskas. Ačiū Jums už dėmesį. Kreipkitės į mane, į mano kolegės ir perteikti tiesiogiai ir netiesiogiai, ką jinai norėjo jums pasakyti. Tai dabar davė jums visokios informacijos, sausos ir šlapios, bet ką daryti toliau. Tai paprastos, bet nepaprastos skaidrės, ką reikėtų daryti toliau, tai pirmiausia užeiti į Vilniaus universiteto, nematys manęs, tinklalapį, geriausiai intranetą ir pasižiūrėti apie tuos pačius kvietimus. Yra ilgesni ir trumpesni aprašai. Tai pirmiausia apie kvietimus kaip tokius. Ir sutraukta informacija, toje sutrauktoje informacijoje yra tiek mūsų pačių, tiek Lietuvos mokslo tarybos informacija. Galite pažiūrėti apie patį kvietimą, programas, visus tipsus ir triksus. Pavyzdžiui, jeigu galvojate, kad turite gerą idėją arba neturite idėjos, esat plikas basas, turite tik tai inkubatorių, laboratorijų, bet galvojat, kad norėtumėte suaplikuoti kažkokį projektą, tą patį EIC Pathfinder Open, ir galvojat, kad tik 3 milijonai, bet man reikia kažkokios lazerinės sistemos už milijoną ir aš įsiteksiu tik į 5. Tuomet parašot mums ir mes tada žiūrime, kaip galima įtilpti jūsų biudžetą, nes galima papildomą milijoną gauti
jeigu reikia kažkokios specifinės įrangos arba kažkokių specifinių dalykų jūsų Pathfinder Open projektui. Taip pat kviečiu apsilankyti ir VU mokslo ir inovacijų departamento Facebook puslapyje, kur taip pat trumpai ir aiškiai pateikta informacija, kur galima aplikuoti ir taip toliau. Jeigu ir nematot arba matot savo tinkamų kvietimų, galite pakomentuoti, kad čia aš aplikavau, neverta arba verta, nedarykit tokios klaidos ir panašiai. Taip, realiai tai darome VU mokslo projektų skyriui visko, ko reikia, kad pritraukti finansavimą, tai nuo informacijos skleidimo, tos pačios informacijos, kuri pateikta viešai analizės, konsultuojama pareiškėjus ir stebime mokslo projektų rezultatus, ta prasme, kad žiūrime, kas pavyksta, kas nepavyksta ir be abejonės laukime ir jūsų feedbacko. Kaip jau minėta anksčiau, labai svarbus dalykas yra konsorciumas. Šiais laikais be konsorciumo projektas tarptautinis yra neįmanomas, todėl CrowdHelix tikriausiai dabar yra pati geriausia platforma mašininio mokymosi, kur labai daug tiek mokslo, tiek komercinių partnerių užsiregistravę. Iš medicinos fakulteto paskutiniam žiniom yra užsiregistravę 5 pavieniai useriai ir 2 yra išreiškę konkretų norą, ko ieško. Tai yra toks lietuviškas žodis kol kas kūdai, bet tikiuosi, kad ateityje šitas aspektas pagerės. Taip pat buvo paminėta, kad kol kas reikėtų skatinti ir vystyti ERC paraiškas. Tai vat, registruojantis į CrowdHelix platformą, galite, kaip sakant, prasitreniruoti ir padaryti pradžią savo narrative CV, ko reikia ERC grantams, ir supildyti visą informaciją, kuri, kaip matote, turėtų būti ir yra patraukli kitiems partneriams. Tai kaip ir kiekvieną mėnesį, taip ir šio mėnesio 18 dieną vyks tokie basic kursai iš CrowdHelix, kur galite į tinklalapį užsiregistruoti ir sudalyvauti. Tikrai daug naudingos informacijos ir pažiūrėti, kuo šita platforma gali būti naudinga. Taip, CrowdHelix praeitų metų susitikime spalio 10 dieną pateikė gana daug geros informacijos ir šitas skaidrė, kaip ir visos kitos, yra interaktyvas, galite nueiti ir peržiūrėti šitą filmuką, nuo ko pradėti, jeigu reikia jums pradėti arba ne, bet tikriausiai šitą platformą patiks jums tikrai. Užsiregistravimas tai paprastesnis negu pažinčių portale. Tiesiog einat, viską suvedat, sutinkat su sąlygom ir taip toliau. Prie paskyros galima prisijungti taip pat paprastai tiek su slaptažodžiu, tiek su Google, tiek su ORCID. Ir kaip minėjau, suvesti reikia kuo plačiau, ką jūs galit. Nes tiek pačiam, kaip pavyzdį, ESI Pathfinder projekte, reikia atskirti savo kompetencijas ir rolės. Tai reiškia, jūs turite konkrečiai išrašyti, ką galit, ką mokat ir ko galit prisidėti. Taip. Ir CrowdHelixas, nežinau, ar visi žino, bet gali dalyvauti pas jūs projekte ir kaip partneris. Ne tik kaip dissemination rolėje, bet ir kitose. Daro daug mokymo apie šitą ir kitus aspektus. Čia kaip pavyzdžiai yra keli susibėgimai, tinklaveikų renginiai, kaip įveiklinti tiek CrowdHelix pačią platformą, tiek jų pačių partnerius, kurie gali ruošti tas pačias paraiškas. Taip, čia yra ir kiti renginiai, todėl kviečiu tikrai užsiregistruoti į šitą platformą ir žiūrėti, kas atsiliepia. Tai kaip minėjau, jeigu ir nėra kažkokių gerų idėjų iš jūsų pusės, tai gali atsirasti jums to net nesitikint. Tas pats kaip ir Euraccess užsiregistravimas, jūs patikėt, ką galit, kokias idėjas galite priimti į savo laboratoriją, tai čia ta pati alternatyva ir dar geriau. Ir jeigu jau tikrai nusprendėte arba nenusprendėte, ar tikrai teiksite parašką, tai galite tiesiog užsiregistruoti arba, kaip taip sakant, prisiduoti paraiškų iniciatyvų registre, kuris netrukus bus atnaujintas ir nereikės eiti jokių ilgesnių kelių, kad gauti patvirtinimą iš savo
šakinio ar kamieninio padalinio vadovų, teikiant paraišką. Taip pat šiuo keliu bus renkama efektyviau ir rimčiau statistika iš teiktų, pateiktų, laimėtų ar nelaimėtų paraiškų. Bet šitas bus netrukus, artimiausių metų, kol kas dar neturime, bet kai bus, tuomet pasidalinsim. Tai tiek, dėkoju uždėmesi. Ačiū Jums visiems labai, tiems, kur nuotoliu prisijungė ir išlaikė dėmesį, tiems, kur auditorijoje. Jeigu tie, kur nuotoliu neturi dabar klausimų, rašykit drąsiai, visiems matyt kontaktus. Mes dar liksim kokiam pusvalandukui. Čia tie, kurie gyvai, tai ateikit, paklauskit ir nežinau, ir viskas, ir tada bendraukim. Karoli, dar kažką nori pasakyti? Aš gal tik tai porą žodžių viską išklausęs. Turbūt čia daug šnekame, daug yra tų tokių vadinamųjų top-down temų suformuluota, ką daryti. Aišku, akademijoje norime visai, kad tos laisvės realizuoti tas savo idėjas neretai ir galvojam, čia kažkur netelpam į vieną programą, netelpam į kitą programą. Iš kitos pusės turbūt tai yra procesas, aš tai pasakyčiau. Ir kartais gal reikia pradėti ir nuo paprastesnių įsijungimų, tam, kad susipažinti, kaip tai veikia, įgauti naujų kompetencijų, įeiti į tas tarptautinės grupės, kur turi tą laimę ir galimybę keliauti, važiuoti, susipažinti su kolegomis, įsikvėpti, inicijuoti dalykus. Aš pats nuo kost veiklos per horizontą matau, kaip tas veikia, kaip būrėsi naujos grupės, formuojasi ko ne naujos organizacijos, įkvėptos to, kad buvome kartu kažkuriam procese. Tai gal kartais reikia apsispręsti ir pradėti mažesniais žingsniais, bet svarbiausia turėti tą ambiciją užaugti iki to konkurencingumo, kad galbūt teiksime ERC ir visiškai laisvai darysime tai, ką norime daryti, bet realybė yra tokia, kokia yra. Ir prie jos reikia taikytis, o mūsų darbas turbūt šitoje vietoje lieka žinoti jūsų norus, ambicijas ir entuzijazmą ir bandyti maksimaliai tai atliepti. Atrodo, dabar tai darome, bet suprantame, kad per mažai žinome apie jūs, net ir proaktyviai bandydami sekti informaciją. Tai jeigu tų iniciatyvų būtų, tikrai kviečiu susisiekti su visais matytais kontaktais ir ačiū už domėjimas ir toliau jau kavos kažkur bus, kaip suprantu, Erika, taip? Gerai, tai galėsime išgerti kavos. Taip. Dėkui dar kartą. Kas nori kavos?